Labas rytas, savaitė lekia į pabaigą, šiandien ketvirtadienis, sausio 27. Peržvelkime, kas gi rašoma pagrindiniuose šalies dienraščiuose. Respublika informuoja, jog vakar Lietuvos muitinė kartu su pasaulio muitinių bendruomenė šventė tarptautinę muitinių dieną. Tačiau mūsų šalies ekonominės galios sargams šie metai numatomi nelinksmi. Darbo greičiausiai neteks per 300 muitininkų, mat nėra pinigų atlyginimams mokėti. Apie tai publikacijoje "Muitinės laukia etatų mažinimas" interviu su muitinės departamento direktoriaus pavaduotoja Ramute Liupkevičiene. Verslo žinios skelbia, jog pastangos dėrėti su Europos komisija, kad ši pratęstų ribojimą ne Lietuvos piliečiams pirkti žemės ūkio paskirties žemę, surikiavo ir politikus, ir verslą į dvi stovyklas. Ūkininkai nori, kad ribojimas būtų pratęstas, nes planuoja plėsti ūkius. Kiti teigia, kad svetimšalių atėjimas pagyvintų rinką, tačiau kainų drastiškai nepakeistų. Taigi tėviškės hektarus plėšo lobistų ir politikų interesai. Ir dar verslo žiniose teigiama, jog Ūkio ministerijos siūlo stabdyti Lietuvos narystę Jungtinių tautų pasaulio turizmo organizacijoje. Dalyvavimas joje kainuoja brangiai. Per 7 metus vien narystės mokesčių išleista daugiau nei 1 milijonas litų. Tačiau nuo to laiko, kai įstojome į organizaciją 2003 metais, konkrečių rezultatų nematyti. Siūlymą išstoti iš pasaulio turizmo organizacijos pagrindžia Živilė Kriščiūnienė, Ūkio ministerijos investicijų ir eksporto departamento direktorė. Lietuvos ryte informuojama, jog žmonės negali jausti saugus bendruoju telefonu 112 pranešę apie vagis, kontrabandininkus, plėšikus, įtarimų keliančius vairuotojus ar pareigūnus. Pasirodo, pokalbių įrašų, kurie turėtų būti slapti, gali pasiklausyti net apskųsti asmenys. Tuo įsitikino 52 metų kaunietis Vytautas Rekešius, pranešęs apie galimą policininko neblaivumą. Plačiau apie tai publikacijoje "Drįsai slapčia apskųsti patrulį, lauk keršto". Vilniaus dienoje skelbiama, jog prieš savivaldos rinkimus vilniečiai gaus mažesnės sąskaitas už šildymą. Mat politikų prispausta bendrovė Vilniaus Energija sugalvojo, kad galima sausio mėnesį sutrumpinti. Nedidelė gudrybė sumažins sąskaitas už šį mėnesį, mat pastatų administratoriams nurodyta šilumos apskaitos duomenys nurašyti ne paskutinę mėnesio dieną, o sausio 26-ąją. Tačiau po rinkimų teks mokėti ir už vasarį, ir už likusias sausio dienas. Taigi, artėjantis rinkimai sutrumpino sausį. Ir smagesnė naujiena iš Vilniaus dienos. Publikacijoje "Paveikslai gimė ant vandens" rašoma apie iš Turkijos atkeliavusį ebrų meną, kuris Lietuvoje suranda vis daugiau gerbėjų. Labiausiai jo žavi tai, kad piešti pasirodo galima ne tik ant popieriaus, drobės ar stiklo, bet ir ant vandens. Šiandien tiek, susitiksime rytoj.